Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai. Nors šiandien ir pirmadienis, kaip ir būtų menopauzės diena, bet pakalbėsime apie kitus dalykus. Aš esu gydytojas Vytautas Abraitis, medicinos mokslų daktaras. Ir kadangi neproporcingai daug klausimų sulaukiu naujos religijos, tai yra cholesterolio klausimų, dar kartą, bet jau paskutinį galbūt metų bėgė, po naujų metų nebent apie tai kalbėsiu, nes jau tikrai prikalbėjau, kalbėsiu apie aterosklerotinės plokštelės formavimąsi, nes daugiausiai iš mūsų dėja išeis į vieną pasaulį dėl kardiovaskulinių ligų priežasčių, kurių didžioji priežastis yra būtent aterosklerozė. Kaip formuojasi plokštelė, kuri ir sukelia tas visas esminės bėdas. Aš papiešiu, ir tikrai turėtume suprasti. Pradinis veiksnys tai yra kažkoks tai organizmo pažeidimas bendrasis. Dažniausiai yra ilgalaikis stresas. Gali būti fizinė labai stipri trauma, gali būti labai plačios apimties operacija. Išsiskiria antinkščių hormonai, jų ten ne tik tai adrenalinas, ten yra ir įvairiausi. Katecholaminai, kortizolis. Ir jų aukštos koncentracijos, gali būti aukštos cukraus koncentracijos, dėl ko diabetikam amputuojami pirštai ir galūnės, gali būti labai aukštos druskos koncentracijos. Ir jos paveikia endotelį. Mūsų kraujagyslė, čia yra schematiškai, jos spindis, tai yra skersmuo. Pirmas sluoksnis yra intima, arba endotelis, arba tokia kaip gleivinė. Antras sluoksnis yra raumeninis sluoksnis, arterijose storesnis, venose plonesnis. Ir nuo jo tonuso priklauso, pavyzdžiui, mūsų spalva. Mes paraustam, jeigu jisai atsileidžia, kraujagyslės išsiplečia. Jeigu dėl kažko tai susigėstam ar išsigastam, susitraukia ir mes išblykštame. Tai yra antras. Trečiasis tai yra adventicija arba serozinis sluoksnis, kuri formuoja tiesiog struktūrą. Kaip ir mūsų liemens, pavyzdžiui, mūsų pilvo formą laiko ne oda, ne paodis, ne pilvaplėvė. Tai yra aponeurozė ir toks, kaip brezentas, labai menkai elastingas sluoksnis ir toks pagrinde laiko kraujagyslės struktūrą. Jeigu chirurgai šituos du sluoksnius pašalina, tai gysla pilnai išsilaiko ant trečiojo sluoksnio. Jis yra labai tvirtas. Ir įvyksta kažkas mūsų kūne. Endotelis tampa šiek tiek pažeistas, jis tampa pralaidesnis. Oksidacinis stresas taip įtakoja neigiamai ląstelių membranas. Taip tie laisvieji radikalai išmuša tam tikrus jų fragmentus. Ir tas sluoksnis tampa pralaidesnis. Organizmas mūsų gelbstisi. Didžiąją dalį cholesterolio pagamina mūsų kepenys. Su maistu gauname 15-20%. Ir mūsų organizmas nėra tokia idiotiška sistema, tai yra labai gerai subalansuota sistema, kuri išsidirba per tūkstančius milijonus metų evoliucijos. Ir kada reguliuoja tam tikrų kraujo rodiklių koncentracijas, tai ne šiaip savo. Ir dažniausiai neigiamo ryšio principų, pavyzdžiui, folikulų stimuliuojantis hormonas hipofizį ir kiaušidės pagamintas estrogenas. Kada estrogenas sumažėja, įsijungia folikulų stimuliuojantis hormonas. Jo padaugėja, sustimuliuoja kiaušidės, tada padaugėja estrogeno ir tada sumažėja folikulų stimuliuojančio hormono. Kada menopauzėje beveik išnyksta estradiolis, tai folikulų stimuliuojančio hormono iki 10 kartų padidėja. Tai tokiu principu. Ir kažkodėl mūsų kūnas ima gaminti pirmiausiai mažo tankio lipoproteinus. Įsisąmonkite vieną dalyką. Jeigu padaugėja mažo tankio lipoproteinų, reiškia kažkur tai organizme yra gaisras. Ir jie laksto ir gesina, arba kažką tai remontuoja. Jeigu padaugėja MTL, lipidogramą, reiškia kažką tai mes remontuojame. Ir jų padaugėja. Pro šitą sluoksnį jie prasisunkia tarp raumens ir tarp endotelio. Čia. Kodėl čia sunku pasakyti? Kaip ir gatvėje, tam tikroje vietoje darosi duobė. Taip? Ir pastovi tai pačiai vietoj. Ar tai posūkis, ar tai kažkoks tai išsišakojimas, kažkas to vietoj pagazuoja, pastabdo ir ten formuojasi duobė. Taip ir čia formuojasi aterosklerotinė plokštelė. Ir čia koncentruojasi tie mažo tankio lipoproteinai. Didelio tankio lipoproteinai, jie tiesiog sugaudo mažo tankio lipoproteinus ir nuneša atgal į kepenis. Čia toksai trumpas nukrypimas. Tada toj vietoj
įvyksta toks labai subtilus MTL pokytis, jie tam tikrą prasme oksiduojasi, šiek tiek pakinta ir tampa mūsų organizmui dar svetimesni ir jau į juos reaguoja mūsų kūnas kaip į svetimkūnį. Ir kraujyje esantis monocitai, tai yra baltieji kraujo kūneliai makrofagai, jūs skaitydami savo kraujo tyrimą visą laiką matote raidės mo, ten yra monocitai. Monocitai papuola, taip pat difunduoja pro tą membraną ir jie kaip makrofagai suvalgo šitos mažo tankio lipoproteinus. Pradžiai proceso, aterosklerozės pradžiai, aterosklerotinė plokštelė yra ląstelinė struktūra, net vadinama purioji struktūra arba putų plokštelė. Tai gali būti bet kada, gali būti 20 metų amžiuje, gali būti 70 metų amžiuje, priklauso nuo jūsų genetikos ir priklauso nuo to, kada jūs esat paveikti streso. Ir bando organizmas sugaudyti, monocitai bando sugaudyti tuos pakitusį mažo tankio lipoproteiną. Jeigu tas žalojantis faktorius tęsiasi toliau, ta plokštelė didėja ir ji tampa svarbi hemodinamiškai, reiškia kraujotaka trikdo tik tai apie 50%, kada uždaro kraujagyslės. Bet vyksta tokia vadinamoji ląstelių apoptozė. Tai yra, kiekviena ląstelė pas mus kūne turi tam tikrą gyvavimo laiką. Ir ilgiausiai pas mus gyvena neuronai, trumpiausiai epitelis ir tam tikros kraujo ląstelės. Ir tie monocitai, jie anksčiau ar vėliau suyra. Jie suyra ir jų membrana. Ir tada tie lipoproteinai, jie atsilaisvina ir tie mikrolašeliai papuola vėl į tą plokštelę. Toliau į tą vadinamąją purėją arba putų masę. Juos sugaudo kiti monocitai. Bet jeigu jūs nuolat ten save žalojat kažkuo, tai neteisingai valgot, ten rūkot geriat, tokiu atveju jie jau nespėja surankioti visų tų atsipalaidavusių, mirusių monocitų, tų pakitusių lipoproteinų. Ir tokiu atveju neišvengiamai iš kraujotakos papuola kalcis. Ir kalcis tuos nesugaudytus lipoproteinus, kurie formuojasi kažkur tai, formuoja kažkokias tai tokias kietas mases sankaupas, jie kalcifikuoja. Ir po truputėlį ta plokštelė kietėja. Ir jinai tiek sukietėja, kad, pavyzdžiui, intervenciniai radiologai, intervenciniai kardiologai ar angiochirurgai operuodami, ar atvirą chirurgiją, jeigu daro endarterektomiją, ar su labai subtiliais aparatais bandydami pragręžti tas plokšteles, tai tiesiog gręžia kaip į akmenį. Vat vyrai gręžiat sienoje skylę su perforatorium, taip ir kartais pataikiant kažkokio į skiedinį papuolusio akmens kieto. Ir kartais sudega tas grąžtas, net kietmetolio grąžtas sudega, aš esu sudeginęs ne vieną. Tai va taip pat sudega ir gydytojų tie grąžtai, ant kiek vat būna kieta ta plokštelė. Tai va taip ji ir formuojasi. Ir jeigu jinai nepasiekia pusės diametro, ta plokštelė, ją kompensuoja jos pačios elastingumas, jinai truputėlį yra spūdi, ją kompensuoja kitos kraujagyslės dalies elastingumas ir jinai nėra labai svarbi, bet pusė jau jos tampa svarbi, jau stabdo kraujotaką, paprastai šnekant. Ir aš praeitą kartą jūs supažindinau su Oxford Academic, yra tokia platforma švietimo visuomenės, kur buvo parašyta, kad 10-11% plokštelės gali susitraukti. Jeigu jūs staiga pakeičiat savo gyvenimo būdą, jums atsiranda iš kažkur valios siekia, ar naudojate teisingus medikamentus. Tai iki 15% galima juos sumažinti, pasirodo. Ir tai yra gana svarbu, įsivaizduokit, jeigu jinai, pavyzdžiui, okliuduoja kokius 40%. Ir žmogus staiga įjungia valios jėgą, naudoja tam tikrus vaistus, papildus arba viską, jisai ją sumažina staiga iki 25%, kas hemodinamiškai nėra svarbu. Jis gali labai labai ilgai gyventi. Žmonės išgyvena, jeigu yra stabili plokštelė, su likusia 10% kraujagyslė. Vat tiek kraujagyslės lieka ir žmonės išgyvena metų metus ir koronarai, labai svarbios gyslos, ir aš esu tokį žmogus slaugęs ir tikrai tą žinau labai gerai. Bet svarbiausia yra plokštelės stabilumas. Jeigu ta plokštelė suplyšta ir ta vadinamoji putų masė
išlenda į kraujagyslės diametrą, spindį, tokiu atveju vyksta trombozė. Organizmas toje vietoje pasipila labai daug krešėjimą skatinančių komponentų ir kraujagyslės spindis dėja okliuduoja. Ir kraujotaka toje vietoje nutrūksta. Jeigu čia, tai yra infarktas. Jeigu čia, tai yra insultas. Jeigu galūniai, tai gangrena. Dažniausiai tai vyksta dėja širdyje, dėl to, kad širdelė mūsų dirba nuolat ir įtrūkimą dažniausiai provokuoja pulsinė banga, taip, kur mes galim užsičiuopti savo pulsą, tai vat, kiekvieną kartą nueina ir tokia gaunasi mechaninis poveikis ir gali pratrūkti. Ko dabar reikia, kad to nebūtų? Reikia stabilizacijos šitos membranos, kad ji taptų storesnė ir ta aterosklerotinė plokštelė iš nestabilios virstų stabilia. Tai histologiškai vadinasi fibrozė, peraugimas jungiamojo audinio. Ir tam reikia laiko. Ir dėl to, jeigu įvyksta koronarinis įvykis, tai yra infarktas, tai patys drąsiausi, patys maištingiausi kardiologai jums paskirs statinus. Tai yra medžiaga blokuojanti svarbų cholesterolio gamybos fermentą kepenyse, jinai labai greitai sumažina mažo tankio lipoproteinų kiekį. Tiesiog ji nustoja pūstis, ta plokštelė. Dėl to, kad vienos plokštelės niekada nebūna kūne, jų būna daug visur ir tu nežinai, kada truks sekanti. Žinot, daugybė žmonių, kurie patyrė infarktą po infarkto po dienos 2-3 savaitės, tai yra net garsūs žmonės, komikai, aktoriai, Benny Hillas, Nikulinas, kurie mirė po pakartotinio infarkto labai greitai. Tai tą plokštelį reikia laiko. Ir statinas tokia atveju statinai yra racionalūs. Ne vienas kardiologas negirdėjau, kad net pats maištingiausias drįstų jų neskirti, dėl to, kad yra įrodyta, nėra tiesioginės koreliacijos tarp, pavyzdžiui, kiekio lipoproteinų mažo tankio ir aterosklerotinės plokštelės dydžio. Koreliacija yra, bet nėra visiškai tiesinė tokia. Jinai yra ten, tas rodo, kad mes kažko galbūt dar nežinom. Tai va. Jeigu neturit valios. Taip, yra žmonių, kurie guli ant sofos, ryja viską iš eilės ir įsivaizduoja, kad yra piliulė, kur išgers ir jie labai ilgai ir laimingai gyvens. Retai kada tai būna, bet tokiem. Statinai yra tokiem žmonėm. Mano nuomonė, be abejo, statinais yra per daug švaistomasi, čia yra vienareikšmiškai, man jos pasiūlė gydytoja kardiologė, taip tiesiog lygioje vietoje, tai labai nedidelė, ir aš sakau, šiuo metu išgyvenu labai didelį tokį stresą, man tas yra, jinai man iš karto pasiūlė statinus. Aš jų atsisakiau, bet tai mandagus pokalbis vyko. Tai va dabar, kokia kartais gali būti ir žmogaus žala savo, vartojant papildus neapgalvotai. Milijonus tūkstančius metų formavosi mūsų organizmas, mūsų lietuvaičių, ramių, avių, tokių, kur ten gali bet kokios valdžios ant galvos, ką nori daryti, kokius nori mokesčius daryti, mus versti kažkokiais tai barbarais ir mes su tuo sutiksim ir nieko mes nedarysim, didžioji dauguma. Tai tokius ramius lietuvaičius, kur mūsų aplinka, saulės kiekis mums yra įprastas, mūsų dietetos, mūsų visos brokai, morkos ir vištos mums yra įprastos. Ir dabar staiga, paskutinį 10-metį, mums labai pradėjo trūkti vitamino D. Be abejo, kad tai yra didelis marketinginis poveikis. Tai nėra tik medicina. Be abejo, tai yra ir biznis. Nes to tiesiog negali būti. Ir vitaminas D, jo pagrindinė funkcija, tai yra rezorbcijos iš žarnyno kalcio skatinimas. Vitaminas D pakelia kalcio koncentraciją. Jisai sustimuliuoja kalcio rezorbciją žarnyne. Vienareikšmiškai. Ir jeigu kartu su kalciu, tai jo koncentracija padidėja labai greitai. Ir plokštelės kalcifikacija greitėja. Jinai auga greičiau. Tai mėlėjai. Ir dabar yra rimtos sąsajos. Aš dabar iš naujo nekartosiu. Aš šaltinius įdėjau ir apie tai kalbėjau vienos iš pirmųjų laidų apie vitaminą D. Atsivarykite atgal mano Patreoną, ten nesudėtinga, dar nėra tiek daug ten to turinio ir pasiskaitykite. Ir dėl to dabar nepasakysiu tiksliai jums šaltinio, bet adekvati kalcio dozė, jos užtenka 600 veikimo vienetų per parą, jeigu jūs ir ten praktiškai tamsoj gyvenat ir ten nevalgote jokių ten tų specifinių produktų, 600 užtenka. O pažiūrėkite, reklamos yra 1000, yra 2000, yra 4000. Jeigu vartojat kartu su kalciu, jūs rizikuojate.
Dabar yra labai solidi diskusija tarp labai rimtų žmonių apie kalcio vartojimo kartu su vitaminu D didinačią riziką miokardo infarktui. Taip yra. Tai žodžiu, reikia elgtis protingai, pirmiausia supras, kad mes esame žmonės sureguliuoti. Aišku, nuo streso kautis, kažkaip kaip kautis tuo stresu yra sunku, bet yra psichoterapija, yra tokia autoindukcija, jogos technika kažkaip, tai galbūt galima tiesiog, ko tu negali pakeisti, dėl to per daug neimti galvą, per daug nestresuoti, nes tuo stresu mes tiesiog save žudom. Taip, jisai keliamas labai profesionaliai, labai nuosekliai, ten pradžioj gėjai, karantinas, karas ir tikrai visa žiniasklaida, valdžios struktūros, teisėsauga įsijungia ir tie tokie, gerai apmokami tokie įtakotukai, kurie dergia bet kokį žmogų, kuris pasako blaivę mintį ir kurie savo tas bjaurias mintis labai plačiai ištransliuoja ir jie turi eterį, turi tribūną, jie labai kelia mums didelį stresą, bet kažkaip tai kitaip nieko nepadarysi. Tiesiog reikia kažkokios tai, interneto dietos, daugiau sportuokite, eikite į pirtį. Ir sakau, yra dabar daugybė psichoterapeutų, kurie yra labai patyrę ir jie gali jūs tikrai, nuraminti nors kažkiek, nors trumpam. Tai o nepulkite kažko tai vartoti nepagalvoję. Dabar pagalvokite, kodėl tie, kurie yra labai drąsūs, labai daug tik tokią šneką, kritikuoja tradicinę mediciną. Kuo skiriasi gydytojas ir platintojas? Jie labai daug ko skiriasi. Gydytojas turi juridinę atsakomybę už jūsų sveikatą ir gyvybę. Platintojas, kuris šoka omega-3 šokius, ar ten pirkit mano detoksą ir jūs nieko nesirgsit, jie nieko nerizikuoja. Ir aš jums siūlyčiau bent jau, kad įvertinti žmogaus kažkokį tai atsakomybės jausmą ir padorumą, užduoti vieną klausimą. Ką uždavė mano tėvas, kažkada jis žmogus labai toks racionalus, išmintingas, amžinatilsį jo, ir pas jį atvažiavo, man būnant, kažkoks investicijos brokeris. Ir jisai sako, taip ir taip, ten rodo grafikus, čia kyla viskas, tai būna duobių, bet čia jos labai mažos, vis tiek čia jūs investuokite savo ten tas antaupėlės ir jūs uždirbsit labai daug pinigų. O tėvas mano atsargus žmogus, pragyvenęs karą, jisai sako, kokia jūsų pavardė? Ten sako, aš Petras Subinavičius. Bet sako, ar jūs, mielas Petras Subinavičiau, ar jūs garantuojat man, neprisimenu, ar pasakėte ten savo turtų, ar jūs garantuojat, kad mano tie pinigai nepradings, jų ten drastiškai nesumažės. Ir iš karto tu matai iš kūno kalbos žmogus ima vartytis. Tai čia suprantat, čia mes esam tokie, čia turim savo čia struktūras, taip, čia yra kažkokie draudimai. Ir tu matai, kad žmogus vyniojasi kaip ungurys. Tai jūs, mėlyje, paklauskit tų detoksas ar ten omega-3, ar jūs garantuojat, miela Elvyra Subinavičienė, kad aš nesusirgsiu pakartotinai infarkto ar insultų, jeigu aš, pavyzdžiui, metu statinus ir imu gerti jūsų ten kokią balalaiką siūlomą. Ir pamatysite, kaip žmogus ims vyniotis, nes neneša atsakomybės. Medicinoje atsakomybė didžiulė. Daugiausiai nusižudančių pagal profesiją yra medikai. Jie tiesiog nepakelia tos atsakomybės. Ir dar prieš tai yra įvairios fazės žmonės geria visokius raminančiuosius vaistus. Kai kurie metasi alkoholį. Ir aš esu stovėjęs prie urnos, žmogus savo gyvenimą pabaigė savo norų ir ne prie vieno. Dėl to, kad žmonės labai jaučia didžiulę atsakomybę ir jinai kartais juos pražudo. Skirtingai nuo omega-3 šokėjų. Taigi, bandykime ieškoti kažkokį kompromisą, ten šokėjai ir medikai. Ir daugiau prie tos temos bent jau trumpai negrįšiu. Iki.